prašom. Na, kad ir taip. Aš iš vienos pusės. Tada Gerai. Prašau. Tai labas rytas, gerbiami kolegos. Taip smagiai susirinkę šiandien. Ir aš noriu pasakyti, kad mūsų tema šią dieną yra, sakyčiau, keistų pavadinimų. 1000 metų prašėmės ar 1000 metų priešinomės. Šiandien mes kalbėsim apie Lietuvos 1000-mečio šventimą. Ir į šią apvalaus stalo konferenciją mes pasikvietėm labai senus mūsų bendražygius, Sąjūdžio laikų bendražygius. Gediminą Ilgūną, kuris tuo pačiu yra ir pats oficialiausias pareigūnas šiame 1000-mečio šventimo organizavime, ir kitą mūsų kolegą ir draugą iš Kauno Sąjūdžio laikų, Vidmantą Valiušaitį. Abu jie yra kompetitingi kalbėti šią temą, netgi daugiau negu reikėtų. Jie turi aiškias pozicijas šio klausimu, mes neslėpsim, kad šį kartą ieškojom ne tiek panašiai mąstančių žmonių, kiek stiprių oponentų, pačių stipriausių oponentų. Ir mes tikimės, kad kaip tik tai tokį radom, pavyzdžiui, kolegos Vidmanto Valiušaičio vaidmenyje. Na, o dėl Gedimino Ilgūno, tai net ir kalbėti nereikia, aš tik bijau, kad jis gali nebūti oponentų. Taigi, kodėl... Aš iš karto turiu po kalbos opoziciją. Jau. Na, tai to smagiau, to smagiau. Ir iš tikrųjų, aš norėčiau papasakoti ir trumpą istoriją. Kaip čia atsitiko, kad mes priėjome prie šios temos. Na, kaltas plakatas. Eidami su kolega Gedimino prospektu, atsirėmėm į Lietuvos 1000-mečio organizatorių plakatą, kuriame buvo iš tikrųjų keistas tekstas. Tekstas susijęs su 1000-mečio šventimu. Ir ten parašyta: tai kilimas iš ūkų, tai perėjimas iš bevardės egzistencijos į vakarų civilizaciją. Tai Lietuvos pradžia. Arčiausiai čia yra. Žemiau nusileidus, galit pasižiūrėti. Žinoma, užkabino kaip reikia. Tai ką? Iki Brunono Lietuvos nebuvo? Jeigu nebuvo, tai ką tame Kvedlinburgo analų tekste įvardina pavadinimas Lietuva? Tokios genties ar tokios genties žemės mes taip pat nežinom. Galų gale jau vien Lietuvos istorikų pomėgis viską pradėti nuo Mindaugo, arba dabar nuo Kvedlinburgo analų doram lietuviui kelia pasipiktinimą. Na, o mintis apie Lietuvos pradžią susijusią tik tai su mūsų priešų kronikų tekstais taip pat nėra pačios patriotiškiausios. Na, paskaičius Lietuvos istorikų pranešimų pavadinimus Europinėse konferencijose, kuriuose yra sakoma, kad Kolumbas atrado Ameriką, o šventasis Brunonas Lietuvą, kyla klausimas, ar jie bent jau suvokia šitos istorinės metaforos kontekstą. Būdami atrasti, mes automatiškai suteikiam atradėjui teisės į mūsų teritoriją, taip kaip Kolumbo atradimai suteikė Ispanijos karūnai teisę į šiandieninės Meksikos teritorijas, ir po tokių Kolumbų visada ateidavo Fernandai Cortesai, Francisco Pisarai, tai yra konquistadorai. Taigi, kilo klausimai, pradžioje pasiginčijom tarpusavio, paskui nutarėm, kad reikia, žinoma, ieškoti pokalbininkų, kurie atsakytų, kasgi čia darosi. Užpuolėm kolegą Ilgūną. Sakom, kas per tekstas? Jis sako, jūs neskaitot prezidento dekretų. Na, taip ir prasidėjo. Taigi, mes norėtume šitą diskusiją pradėti 4 klausimais. Mes manom, kad juose telpa viskas.
Ir pirmasis klausimas būtų gerbiamam Gediminui. Ir žinoma, tas pats bus visiems kitiems. Ką jums asmeniškai reiškia ši 1000-mečio paminėjimo data? Bet neoficiali pozicija jums. Asmeniškai man ji daug reiškia. Čia galima būtų sakyti, kad apskritai ar verta minėti asmeniškai gimimo dieną. Ir turbūt nekyla niekam klausimas, kad jeigu Tūlas Jonas ar Tūla Jonė paminima metrikų įraše, kad gimė, tai reiškia, kad ji jau yra. Tai ir Lietuva paminėta 1009 metais reiškia, kad buvo. Bet aš noriu atkreipti dėmesį ir paoponuoti iš karto Audriui, jis visą laiką vartojo žodį 1000-mečio šventimas. Lietuvos 1000-mečio minėjimo prezidento dekrete ir programoje ir visur kitur nėra žodžių šventimas. Yra tik minėjimas. Taigi oficialiai mes nešvenčiame Lietuvos 1000-mečio datą, o ją minime. Šventimas ir minėjimas ne tas pats. Galima švęsti, bet neminėti. Galima minėti, bet nešvęsti. Štai mes 2 dienos prieš minėjome didžiosios tremties 41-ųjų sukaktį, minėjome 40-ųjų birželio 15 okupacijos, bet nešvenčiame. Tai ir Lietuvos 1000-metį mes nešvenčiam, o minim. O toliau yra kiekvieno asmens atvejis, kiekvieno asmens nuomonė, ar jis tai priima kaip šventę, ar jam tai yra šventė, ar nėra šventė. Vasario 16. Turbūt ne visiems šventė. Kovo 11. Turbūt ne visiems šventė. Ačiū Dievui, gyvenam demokratinėje santvarkoje ir kiekvienas pats formuoja savo nuomonę, poziciją. O jums šventė ar minėjimas? Asmeniškai jums? 1000 šitas 1000. Minėjimas. Minėjimas. Taip, nešventimas. Bet aš dar toliau, reiškia, kitą noriu pasakyti, tas, reiškia, iš Ūkų ir Audriaus minimą. Tai yra žodžiai iš Lietuvos Respublikos prezidento dekreto apie Lietuvos 1000-mečio valstybinės komisijos įkūrimą. Pacituota dekreto ta mintis. Ji yra romantiška, iš Ūkų kyla, taip. Bet apskritai kalbant apie tai, be abejonės Lietuva buvo. Tik kokia Lietuva? Daugelis kalbėdami apie tai prieš 1000 metų arba net prieš 1000. Pavyzdžiui, padalyjimas Lietuvos Lenkijos valstybės 795 metai, net 19 amžiaus pabaiga. Visai kita nuomonė buvo požiūris į valstybę ir tautą, negu šiandien mūsų yra. Taigi, kad buvo žmonės, kurie kalbėjo tą pačią kalbą kaip mes, kurių apyvokos, kultūros, tikėjimo dalykai buvo savotiški ir išsiskiriantys iš kitų kaimynų, tą patvirtina archeologiniai tyrimai. Tai be abejo tai buvo. Reiktų paminėti ir tai, kad, sakykime, jeigu Lietuva mini savo 1000-metį, tai pavyzdžiui Lietuvos dalis Sūduva, gaila lyg šiol pravardžiuojama Suvalkija, paminėta daug anksčiau, ji 3 amžiui mūsų eros paminėta, Sūduva yra. Taip, kad ir šitas faktas, kurį šiandien šiemet mes minime, nėra galutinis be abejo. Labai tikėtina, kad istorikai suras, dar studijuodami senus tekstus, mes neturėjom galimybės kaip tauta, kadangi atsirado mūsų istorikams galimybės gilinti, studijuoti, ieškoti savo praeities autentiškai. Tai po nepriklausomybės atkūrimo, 3-10-metį, netgi 4, nes formuotis tiesa buvo, bet pirmieji didieji mūsų istorikai, tai ne istorikai, Janulaitis, sakykime, arba kiti teisininkai, daktarai, jie nebaigė istorijos studijų, Basanavičius tam tarpe, pavyzdžiui, jis gydytojas ir kiti. Taigi atsirado ta galimybė tik tai 3-10-metį praeito šimtmečio. O ir dabar šiandien mūsų istorikai,
aš galėčiau gal papriekaištauti. Mes jau beveik 20 metų greit minėsim nepriklausomybės laikotarpį sukakti. Mes neturim Lietuvos Respublikos istorijos šaltinių. Tebėra LTSR istorijos šaltiniai. Kaip? Kodėl? Ir daugelio kitokių dalykų. Tai taip, kad visai įmanoma, visai galima, kad tikiuosi, kad atsiras galimybės finansinės, intelektualinės, kad mūsų istorikai galės pastudijuoti Romos archyvus ir taip pat Kryžiuočių ordino Rusijos ir kitus senuosius archyvus ir galbūt suras paminėjimą prieš 2000 metų. Tai tiek. Ačiū. Prieš klausdamas Gedimino aš tiesiog pasinaudosiu tokią teisę pakomentuoti, pareplikuoti, kad mūsų rūmų istorikas ponas Dumbliauskas jau tiesiai įvardino, kad tai yra vardo įgyjimas. Taigi, jeigu jau vardas įgytas, tai kam beieškoti? Bet tiek to, replika yra replika. Ponas Vidmantai, kaip jūs jaučiat? Aš naudoju ne ką galvojat, bet ką jūs jaučiat, kai yra minima. Dėkui. Aš pirmiausiai dėkoju už šitą galimybę, už tą temos iškėlimą ir aišku dėkoju visiems susirinkusiems, kad yra žmonių, kuriems tai rūpi, kuriems tai svarbu. Kadangi vis dėlto pirmas jausmas, kokį klausimai, ką aš pats asmeniškai jaučiu, tai aš jaučiu tam tikrą sakyčiau, nusivylimą neišnaudotą progą. Neišnaudota proga ta prasme, kad vis dėlto tai yra istorinis faktas, kurio vertė priklauso nuo interpretacijos. Kaip mes dažnai faktą sugebam interpretuoti, kaip jį mes matom šalia kitų faktų, nes vienas faktas gali turėti vieną reikšmę, bet jis greta kito fakto kartais dažnai įgauja visiškai skirtingą, o kartais net ir priešingą reikšmę ir prasmę. Todėl nuo interpretacijų labai daug priklauso. Ir dėja, man nusivylimas yra ta prasme, kad interpretacijų nėra. Mes nereflektuojam šitos datos, nesvarsom. Taip sakant, šita yra maloniai išimtis, mes ją kritiškai vertinam ar teigiam ar kitaip, kitas klausimas, bet iš principo mes, jeigu reflektuojam tos faktus, reiškia mes gilinam savo pačių būtį, savo prasmę, savo buvimo šiandienos. Mes kaip žmonės, kaip visuomenė, kaip tauta. Be šitų interpretacijų mūsų gyvenimas neįmanomas. Tiek jinai gyvybinga tauta, kiek jinai sugeba reflektuoti pati save. Tai šita prasme, aš maniau, kad tie tūkstantmetis, tai bus televizijos laidos, bus kūriami, reiškia, bus straipsniai, bus kiti dalykai, bus pilna Lietuva, taip sakant, šitų įvykių, interpretacijų, įvertinimų. Nes mes vis dėlto į istoriją, kiek jinai bebūtų sena, ar tai būtų 1000 metų, ar būtų praėjusi šimtmetis, mes negalime savęs nukelti. Mes galime panašiai ar labai nepanašiai, bet tik tai apgraibomis apie tos laiką kalbėti, nes visumos, taip kaip ir mūsų laikmečio gyvenimo po 100 metų nebepajėgs suprasti, išgyventi ir atjausti būsimieji žmonės. Tai tos interpretacijos yra reikalingos mums šiandien, mums dabar. Taip pat šitą prasme mes jo neišnaudojam. Mes neišnaudojam ir nesukūrėm. Išleidom vieną knygutę apie vertingą, tarp kitko knyga yra, apie šaltiniai, apie Brunono, taip sakant, misiją, kaip aprašo vokiečiai, kaip aprašo italai, prancūzų šiek tiek šaltinių yra. Tai ta knyga įdomi, vertinga ir manyčiau, kad žymiai per mažas įnašas yra į viso šito. Dabar man šiek tiek užkliuvo Audriaus mintis apie ką mes darėm. Ar mes 1000 metų priešinomės, ar mes prašėmės į Europą. Aš manyčiau, kad mes nei priešinomės, nei prašėmės. Yra istorijos tėkmėje susitiko dvi civilizacijos. Na, galbūt pavadinti civilizacijomis ano laiko Lietuvos socialinį būvį galbūt ir per skambu, taip pat ir vakarų Europos iš dalies, bet vis dėlto su išlygom vadinkim tai civilizacijom. Jos susitiko.
Ir va iš šito susitikimo, kaip toliau vystėsi istorija, jinai galėjo labai įvairiai vystytis. Priklausė nuo tų sprendimų. Sprendimas pirmojo susitikimo buvo misionieriaus vyskupo nužudymas. Galėjo būti nenužudytas jisai. Jį nužudė, ar jis karalius buvo, ar jis buvo kunigaikštis, ar jis buvo genties vadas, netimeras. Bet jis bandė tą vyskupą ugnimi. Vyko kažkoks teologinis ginčas, teologinis diskursas. Bandyt, kurio dievas stipresnis. Įsivaizduokim, anų laikų žmonių, sakant, kur ir kalbos barjerai, matyt, buvo ir kiti dalykai. Ir tuos dalykus, kuris stipresnis iš jų yra, bandymas ugnimi. Jie sutarė, tu sumesk savo stabus į ugnį, o aš pats pereisiu per ugnį. Ir kada sudegė Netimero dievai, o Brunonas ištvėrė ugnies bandymą, jis iš karto nusilenkė ir apsikrikštijo. Ir apkrikštijo 300 vyrų, pasakyta, kartu su juo buvo apkrikštyti. Vadinasi, jo kariauna, 300 vyrų kariauna tos laikais, tai buvo didelis. Tai buvo jis be abejo, kai jis buvo didelės teritorijos vadovas. Ir šalia to, savo brolį, kuris nesutiko krikštytis kartu su tais, jisai nužudė. Netimeras. Ir neaišku, kiek laiko gyveno Lietuvoje Brunonas, bet matyt, jis praleido čia kelis mėnesius, todėl kad, reiškia, jis rašė apie tai, kad jis atkeliavo basas, Italijos klimatas ir galbūt Vokietijos klimatas daug švelnesnis ir Lietuvoje sunku žiemą buvo ištvert basam. Bet žiemos pabaigoje, matyt, Netimerui jau pasišalinus ar nebuvus kažkaip, ar jam užklydus toliau, kažkoks kitas genties, kitos, arba galbūt tos teritorijos mažesnis valdovas Zebedenas, brolis Netimero, nužudė, nukirstino. Ir tada Lietuva 200 metų iki Mindaugo vėl dingsta iš istorijos. 200 metų vėl ūkai, kaip sakyta, buvo čia dekrete. Tai va štai klausimas. Jeigu būtų Lietuvos istorija pasisukusi taip ir Netimero krikštas būtų pavykęs, mes turėtume šiandien galbūt visai kitą dalyką. Gal mes šiandien kalbėtume kaip 40-50 milijonų tauta. Ir vokiečių tautą. Ne, aš turiu galvoje lietuvių tautą. Jeigu prisidėjo prie to 80 dabar esančių. Ne. Mes galėjome būti galbūt Baltarusijos, Ukrainos, galbūt Rytų Lenkijos ir taip toliau. Bet aš tą sakau tik tai norėdamas pabrėžti vieną dalyką, kad istorija dėja tariamosios nuosakos nežino. Ir visą tai, ką mes čia spekuliuojame ir taip toliau, čia yra tik grinai laisvalaikio praeivimas. O faktas yra faktu, kad vis dėlto štai šito susitikimo pasiekmė buvo, kad mes vėl 200 metų iš istorijos dingome. Na ir kada sakyti, kad mes skaitome šiandien savo priešų tekstus, tai va aš tada čia dedu tų civilizacijų truputį lyginamai svorį. Šitam susitikime vis dėlto civilizacija, kuri atėjo į Lietuvą, ji buvo stipresnė ne ginklu, galbūt ir ginklu, bet pirmiausiai savo socialinės sklaidos, taip sakant, turiniu. Ten aprašytas gana smulkiai kankinys, žuvęs dėl tikėjimo Brunonas, o Lietuvos karalius arba didelis valdovas, jo mes tik vardą žinom. Nes šitoje kultūroje ir šitoje civilizacijoje jinai neturėjo savo potencialo palikti ainiams savo praeities. Tai tiek aš. Vidmantai, labai ačiū ir negaliu neatsidžiaugti poziciją. Ir be abejo, bent jau mes galvojam, kad ir Kvedlinburgo analai, ir visi kiti metraščiai, tai nėra tik istoriniai dokumentai. Tai yra viešųjų ryšių dokumentai, kurie atitinkamos ideologijos turėtojų buvo ruošiami tam, kad pasiekti labai konkrečių politinių tikslų. Ir žinoma, Vidmantas nepacitavo visko iki galo, bet netgi tie metraščiai aprašo pikantiškas detalės. Kai Brunonas Basas atėjo pas Zebedeną, pas Netimerą, tai Netimeras jam sako, mes tokių kaip tu čia basų vaikščiojančių
ir kaulijančių pinigų matėm pakankamai. Taip, kad sako, tu čia nesistenk, mes tau nieko neduosim. Tada Netimeras nuėjo, apsirengė savo vyskupiškais rūbais ir grįžo atgal. Na ir jau visoje grožybėje prisistatęs, atseit buvo suvoktas ne kaip vargšas prašinėtojas, o kaip rimtas pamokslautojas. Toliau toje pačioje kronikoje yra aprašoma, kaip nukirzdinta Brunono galva įmesta, reiškia, į upelį pradėjo švytėti, dėl ko ją ištraukė, reiškia, žvejai. Aprašoma, kaip, reiškia, nukirzdinant Brunoną aplinkui visa Zebedeno kariauna sustingo ir pavirto druskos stulpais. Kitaip šnekant, tai yra visiška stebuklinė pasaka, skirta tos teritorijos, reiškia, politikams, tam, kad būtų ir toliau finansuojama atitinkama veikla. Tiesa kita pozicija. Ne, bet jeigu galima, turbūt aš irgi papildysiu iš tos pačios kronikos. Bet Paulauskas pyks, kad mes jam nedodam pasisakyti. Bet labai trumpas man ekskursas. Šalia kita ko buvo pasakyta, kad Netimeras bandė jo tikėjimą. Jis jam pasiūlė didelius turtus, kad tu nustotum skelbti savo misijas. Ir dėja jisai turtų atsisakė. Sakė, mano tikėjimo misija yra tikėjimo misija, neturtų daugiau. Be reikalo. Kas buvo adresatas Vidmantai šitos legendos? Ir iškart suprasiu, kodėl tai parašė, o ne kitaip. Rolandai, leisk papasakot kitą istoriją. Yra toks, reiškia, ponas Meingardas, kuris krikštino latvius ir kūrė pirmąją, reiškia, krikščionišką nausėdiją prie Dauguvos. Tai jis prieš eidamas pas latvius nukeliavo pas Polocko knezių ir susitarė su juo, kad tą duoklę, kurisai surinks iš savo, reiškia, ganytinių, pasidalins su Polocko knezium. Tai yra, tai buvo to meto biznis. Nueini, surandi ką krikštyt, apkrikšty, susirenki pinigus. Na, tiek to. Bet negaliu savo brangiam kolegai neleist pasakyti, ką jis jaučia. Aš jau bijau, kad neteks man pasisakyti. Įdomus dalykas, Vidmantai. Mes susitinkam prie diskusijų stalo praėjus turbūt kokie, nežinau, 20 metų, gal dar daugiau. Nemuno redakcijoje. Paskutinį kartą mes sėdėjom daug metų. Oficialiai. Tai yra žmogus, su kuriuo mes jau prieš 25 metus interpretuodavom įvairius istorinius faktus ir skirtingai matėm juos jau tada. Ir štai praeina 4 amžiaus ir ta takoskyra išlieka. Mes nesipykstam, nesimušam, susitinkam, pasišnekam, bet matymas reikalų skiriasi. Ir ne veltui Vidmanto įžanginiam žodyje aš girdžiu tą mūsų mokyklą. Drąsą pasižiūrėti į įvykius, į faktus iš įvairių pusių. Ir nelaikyti to, kuris kitaip mato, iš karto priešų ir klijuoti jam etiketę. Ach, jeigu tu ne taip galvoji kaip aš, tai tu esi Lietuvos priešas, nedraugas ir taip toliau. O jeigu dabar iš esmės šnekant, šitas tūkstantmetis, minėjimas, aš sutinku, kad tai yra minėjimas. Pirmiausia, man kelia klausimą, kas yra apskritai istorija? Ar tai yra mokslas, ar tai yra vis tik literatūros žanras tik tai? Nes ką daro istorikai? Ypatingai kalbėdami apie tuos laikus, kurie yra dokumentuoti silpnai. Bet netgi, šiek tiek grįžkime į šias dienas. Štai rugsėjo 11. Visų akyse vyko. Bet kas toliau? Tik pats faktas, kad nugriuvo 2 aukšti namai ir Pentagone skylė. Kai pradeda aiškintis, o kas tą padarė, na, dar tuose namuose lėktuvus mes matom, Pentagone jau lėktuvų nėra. Jau prasideda interpretacija. Mūsų akyse tiesioginėme eteryje vyko įvykiai, į kuriuos mes net negalim šiandieną atsakyti visi liudininkai. Kas buvo, ko norėjo, išskyrus patį faktą, kad nugriuvo namai. Galų gale mes esam tam tikrą prasme irgi Lietuvos naujausios istorijos kūrėjai. Čia beveik visi 4. 3 esam signatarai nepriklausomybės akto. Kai skaitom apie mūsų pačių darbus, tokių keistų dalykų prisiskaitai. Mes dar gyvi, ateikit paklauskit. Deja, istorikai dažniausiai neteina. Jie jau turi susikūrę mūsų gyvenimo vaizdinį. Ir aš sakau tokią gal kiek rizikingą frazę.
faktas yra istoriko priešas. Yra faktų, kurie yra istoriko draugai. Jis juos prie savęs glaudžia. Bet faktai, kurie prieštarauja jo susikurtai vizijai, tuos faktus jis atstumia. Ir taip yra visada. Ir visada tai buvo. Ir istorija yra tiesiog improvizavimas duotų faktų rėmuose. Prieš tai dar atsijojus tuos faktus, kurie į tą improvizaciją netelpa. Jų mes ir stengiamės nematyti. Ir toliau. Susiklosto klanas istorijos aiškintojų. Jie yra vadinami istorikais profesionalais. Ir šitie aiškintojai primeta mums savo interpretaciją. Ir kyla klausimas, o visuomenė turi besąlygiškai pasitikėti jų interpretaciją ir aiškinimu? Ar turi teisę pasižiūrėti taip pat į tuos pačius faktus, kurių labai nedaug? Kiekvienas iš čia sėdinčių jūs galite per porą vakarų visus tos pačius faktus, kuriuos jie interpretuoja, ir jūs galite juos susirinkti. Ir nieko daugiau nežinosit jūs, negu žino tie profesionalūs aiškintojai. Nieko daugiau. Toliau jau priklauso, kaip mes tą priimam. Ir čia nėra laisvalaikio praleidimas, Vidmantai. Vidmantas tą žodį pasakė. Nes yra tas posakis žinomas ne nuo šiandien. Kas valdo praeitį, tas valdo ne tik dabartį, bet ir ateitį. Ir mes šios dienos gyvenime rasim galybę pavyzdžių, kada didžiuliai ginčai, aštrus ginčai dėl praeities, turi lemiančią įtaką šios dienos veiksmams. Ir dėl to labai svarbu, kokį interpretacijos variantą mes pasirenkam. Kam tarnauja ta interpretacija vienokia ir kitokia. O man asmeniškai šitas faktas sako ką? Taip, prieš 1000 metų pirmą kartą datuojama ne mūsų šaltinių, o sutikčiau tuometinių mūsų priešų šaltinių. Tuometinių mūsų priešų šaltiniuose pirmą kartą yra datuojamas susidūrimas. Susidarimas savotiškos anų laikų Europos Sąjungos. Ir štai 1000 metų mano interpretacija, štai ką man asmeniškai kaip žmogui sako šitas faktas, mes 1000 metų ir trynėmės su ta Europos Sąjunga vienais ar kitais pavydalais jai esant, tai Europos Sąjungai. Ir ponas Ilgūnas turbūt neprieštaraus, kad kai tik jūs paskyrė šitos komisijos pirmininku, kažkokia viena iš... Komisijos pirmininkas prezidentas. Tvarko, bet vis tiek, jūs toks, prezidentas, tai jau čia taip aukštai, kad galima jūs laikyti kaip ir Dievo vietininkų žemė šiuo atveju, ar ne? Aš iš karto klausiau, ponas Ilgūnai, koks turinys bus šito minėjimo? Pamenat? Taip. Nes galima minėti labai įvairiai, galima kalbėti apie ūkus, apie bevardę civilizaciją, o galima kalbėti taip, tai yra pirmas mūsų tuometinių priešininkų dokumentuotas faktas apie susidūrimą dviejų civilizacijų. Ir tuo metu mūsų civilizacija nugalėjo. O pats šaltinio pasirinkimas ir Vidmanto taip su pietetu cituoti fragmentai to Kvedlinburgo analo, ar ne? Bet Vidmantai... Aš atpasakojau, necitavau. Taip, pasakojau. Citatos įdomesnės. Bet tai juk yra stebuklinė pasaka. Kodėl mes priimam kaip istorinį faktą nedegantį ugnyje Brunoną ir daugelį kitų? Jeigu šiaip patektų į ranką žmogui toks rašinys, tai sakytų žmogus, nu čia yra pasaka. Bet šitą pasaką kažkas pakelia iki istorinio argumento rango. Ir iš to yra daromos toli siekiančios išvados. Ir štai ką mes šiandieną bandom ne tai, kad paneigt, bet suabejot šituo vieninteliu galimu interpretacijos variantu. Gerai. Tai, kolegos, ar norit atsikirst? Truputį. Tai žiūrėkit, bet padarom taip. Po minutę. Gerai. Nes mes dar turim 3 klausimus, gerai? Gerai, na, pirmiausia, istorija tai yra faktai ir jų interpretacija. Faktai kalba patys už save ir jų paprastai niekas nenuneigia. O interpretacija labai įvairi, iš visų pusių. Tai čia šiuo atveju taip pat faktas, kad buvo nužudytas Brunonas. O toliau kas, kodėl, kaip, kokios pasiekmės čia interpretacijos, jis gali būti įvairiausios. Tai iš tikrųjų labai šaunu, kad šiandien mes apie tai kalbam. Ačiū Dievui, gyvenam demokratinėje visuomenėje. Na ir dar jeigu būtų laiko, čia Vidmanto tas minėtas klausimas, kad jis nusivylęs yra
minėjimo mūsų visų tūkstantmečio. Noriu pasakyti, kad 930 metais Lietuva minėjo Vytauto didžiojo mirties 500-asias metinės. Ir nors tada nebuvo valstybinės komisijos, nebuvo jokio finansavimo, šitą datą minėjo visa Lietuva. Garbės reikalas buvo kiekvienam miestui, miesteliui pastatyti paminklą, jie tebestovi šiandien paminklai Vytautui, pasodinti pagaliau ąžuolą arba tiesiog ant akmens iškalti 1430-1930. Taigi ir šitas šiandien buvo prieš 10 metų įkurta valstybinė komisija. Buvo paskatinimas žmogui, tautai. Bet gyvenam demokratinėje visuomenėje. Jeigu, kaip sako, dzin žmogui visuomenėje, tai dzin. Bet paskatinimas yra kiekvienam minėti, kiekvienam suvokti savaip. Pagaliau ir tas plakatas, 3 kardai. Man, pavyzdžiui, keletas yra priekaištavę, kodėl jūs juos parodyt? Kodėl jūs neparodyt ten Rugių varpos, knygos ar taip, rodot kardus ir dar krūvinas tas visas plakatas. Na, tai iš tikrųjų 1000 metų tai buvo Lietuvos žmonių kova už savo išlikimą. Ir tai, kad mes šiandien čia kalbame lietuviškai, tai reiškia tų kardų dėka prūsai nekalba. Ir kitos visos baltų gentys, išskiriant lietuvius ir latvius. Aš tik papildysiu, jeigu atsiverstume 30 metų komplektų spaudos, tai mes matytume, kiek buvo rašoma, kaip buvo tas keliamas, kaip buvo nagrinėjamas Vytauto asmenybė. Ir jeigu jūs pažiūrėsite 30 metų, kiek gimė Vytautukų, tai susidarytų armija jų. Taip. Tai štai yra skirtumas. Ir šiandien, kada mes matome, reiškia, LRT ar gal net kitą televiziją, kur galėtų būti tokios televizijos ir tokios debatai, aš manau, šito dalyko nėra. Tai štai mano nusivylimo priežastis yra. Čia taip sakyti. Rolandai, irgi kaip replika. Be abejo, toliau. Kolegos, o jums neateina į galvą, kad priežastis labai paprasta. Kai pradėsi aiškytis, kas atsitiko prieš tą 1000 metų, tai reikės ir pasakyti tikrąjį turinį tos datos. Tai yra nužudytas krikščionių vyskupas. Štai tikroji prasmė. Tai mūsų protėviai davė į kaulus tuometiniai Europos Sąjungai. Ir tai yra visiškai nepolitkorektiška šiandien. Ir neišvengiamai į šitą plotmę išeitų aiškinimas iš šitos datos turinio. Mes visą laiką suksime šioje temoje. Bet aš noriu ją truputį kitaip pakreipti. Žiūrėkit, mes vis tik turim interpretacijas ir iš esmės šitą diskusiją yra ne todėl, kad mes minim 1000-metį, o todėl, kad interpretacijos, kurios yra viešai pateikiamos, yra bent jau mūsų požiūriu pakankamai nusižeminusioje pozicijoje parodančios Lietuvą. Kaip jau minėjau, mūsų nebuvo, buvo ūkai. Toliau yra sakoma Bevardė civilizacija, bevardė. Vardo įgyjimas. Lietuva tapo lotyniškosios vakarų civilizacijos dalimi. Cituoju oficialų saitą. Esmė štai kame. Kolegos, visų pirma, tai Lietuva tada netapo vakarų civilizacijos dalim. Po to tęsėsi, jeigu taip žiūrint, tai 250 metų pagal Baturą nuolatinio karo su vakarų pasauliu, vakarų civilizacija. Kitas dalykas. Tai čia netgi nekalbama apie Lietuvą. Viename iš 3, reiškia, šaltinių yra paminima vardas Lietuva ir tik tai kaip paribio teritorija. Lenkai, reiškia, ir vokiečiai, vietą, kurioje buvo nužudytas Brunonas, tapatina su Gžecko miesto teritorija šiandieninėje Lenkijoje, tai yra grinai prūsiška teritorija ir kalba apie prūsus. Ten net lietuviai nepaminėti kaip po tokį. Tiesiog mes matom aiškiai pritemptą teritoriją, aiškiai pritemptą pavadinimą, nes nelabai aišku, ar kalba eina iš tikrųjų apie Lietuvą. Ir iš to daromas išvadas ir iš to daroma, reiškia, interpretacija, kuri Lietuvą rodo kaip staiga prisišliejusią ir besiveržiančią į vakarų Europą teritoriją. Yra 2 broliai minimi. Vienas brolis Netimeras, eurofilas, ir kitas brolis... Mes jį taip įvardijam. Ir kitas brolis Netimeras, euroskeptikas. Ir šių brolių pozicija eina iki šios dienos. Taigi klausimas yra sekantis. Ar
štai ta interpretacija, kuri tiesiog yra, bent jau mūsų požiūrių, brukama šią dieną Lietuvai. Ir nėra pagrindinis tikslas, na, ponas Gediminas tai vadina minėjimu, aš tai vadinu šventimu. Ar pati interpretacija, kad pagaliau mes tampam ES dalimi ir kad viskas prasidėjo prieš 1000 metų, kad tai yra mūsų judėjimas link vakarų civilizacijos, nėra ta mintis, kurią reikia įgrūsti šiandieniniam žmogui pasąmonę. Aš šiek tiek papildysiu. Juk galima dėti akcentą ant Netimero, kuris krikštijosi, kas ir yra daroma. Bet galima dėti akcentą ant Zebedeno, kuris priešinasi šitam krikštui, kuris nukerta galvą ir kuris gina kažką tai savo. Jis gina, juk jeigu jis taip elgiasi. Ir jis mato tame kažkokį pavojų, Zebedenas. Netimeras jo nemato. Ir jis patiki, sakykime, šito nedegančių vyskupų ugnyje, nors aš nemanau, kad tai yra nelabai logiška, bet kažkokį triuką matyti ten atliko tas Brunonas. Jeigu tas faktas aplamai egzistavo. Jeigu egzistavo. Dabar žiūrėkit, Netimeras panašiai kaip mūsų šios dienos euroentuziastai, patiki visokiais mitais apie gerą gyvenimą Europos Sąjungą, apie 3 litus už vieną, kažkas panašaus kaip netegantis Brunonas tada. Ir yra šiandieną tokių Zebedenų, pilna Lietuva, kurie netikėjo prieš 5 metų, kai stojom, netiki dabar. Ir kaip rodo Kvedlinburgo analai, netikėjo ir tada. Štai yra takoskyros pradžia, dokumentuota. Jinai buvo gal dar seniau, bet... Taigi, klausimai mūsų svečiam, ar ne? Aš... Kaip jūs matot šitą aspektą? Čia paminėjai ankstesnėje replikoje, kad 25 metus šnekamės ir kažkaip galvos ne vienas kitam nenukirtom. Čia ir yra esmė, man atrodo, visos diskusijos. Už tai, kad aš gerbiu paties požiūrį, sakysim, tautinį, tvirtą, tokį savo matymą. Paliudyk, kad šaknis yra 10 metų gili. Ne, čia buvo sovietų laikai, dar anksti toli iki diskusijų Nemune apie tai kalbėdavom ir taip toliau. Bet ačiū pačiam už tolerantišką požiūrį į mano, taip sakant, pasaulio matymą. Čia buvau pakviestas kaip žmogus, kuris, suvokia istoriją kaip krikščionis. Taip, nesąmoningai šitą. Sąmoningai mane čia pakvietė. Tai vadinasi, čia mes šnekamės tarsi Netimero ir Zebedeno, taip sakant, kažkoks aidas tolimas, bet yra esminis skirtumas. Ten baigėsi krauju, baigėsi galvų nukapojimu. Ir kada mes pereinam į šias dienas ir kada pereinam prie tokių santykių galvų kapojimo, tai mes turim šiandien tą politinį akligatvį, iš kurios nebėra išeities. Galvas kapoja svetimiem. Ne, atsiprašau. Savo brolį Netimeras nužudė. Tai kaip? Tai štai, šitoj vietoj mes, man atrodo, tą sandarbą, tą dimensiją, kurią krikščionybė per 2000 metų išugdė, respekto, tolerancijos ir pakantumo kitai perspektyvai, kito matymui, nori, nenori. Jeigu šitą nukerti, mums nebėra bazės, nebėra susikalbėjimo pagrindo. Bet pats pirmam pasisakymė sakėjai, kad to pakantumo oficialiam lygiai tai nėra. Čia tik dėka Respublikai mes galim diskutuoti. Bet oficialiam lygiai tai nėra. Mane leidai pabaigti. Apie tą ir kalbu. Mes esam situacijoje, kai buvom, pavyzdžiui, sovietų laikais, kaip marginalai, kur kažkur tai privačiose teritorijose vyko diskusijos. Faktiškai didelė visuomenės dalis šiandien yra nustumta į tą marginalinę teritoriją. Kas vyksta oficialiai plotmėj, tai vyksta, tam tikram orkestravimo, aranžavimo lygmenį. Mes su Audrium tą interpretuojam, kad nugalėjo Netimero ainiai tiesiog. Ne, čia būtent aš manau, kad čia yra nugalėję Zebedeno ainiai, kurie, taip sakant, neturi visiškai šitos pagarbos kitam pasaulio matymui. Atsiprašau, aš matau atsėdinti poną Jakavonį, kuris būtų galbūt dar trečios pozicijos, jis yra baltų, sakysim, ten tos visos kultūros ir įkojimo atstovas. Ir aš matau, kad reikia pagerbti ir visus žmonės. Ir tą matymą, ir tą perspektyvą. Ir Lietuva, turi šitoj bazėje surasti savo,
taip sakant, susikalbėjimo plotmę. Dabar jos nėra. Dabar yra buldozerinis principas, kuris, taip sakant, tas diskursas Lietuvoje nevyksta. Nevyksta labiausiai, nevyksta mūsų tikslų identifikavimo ir valstybės ir visuomenės raidos krypties nustatymo linkme. Tai Gediminai, bet ar iš tikrųjų interpretacija, jog mes įsiliejame į latiniškosios vakarų civilizacijos erdvę, yra vienintelė verta dėmesio generuojama šio fakto apie Lietuvos vardo paminėjimą? Be abejo, ne vienintelė. Be abejo, ne vienintelė. O pats tas dviejų brolių buvimas, kaip jums matosi? Ar galima interpretacija yra iš Zebedeno taško žiūrint? Galima, kodėlgi ne, yra dvi pozicijos. Tik tai klausimas taip, sakykime, vyskupą galėjo išvaryti iš savo krašto, galbūt nebuvo būtinybė, jisgi neginkluotas buvo. Šiemet balandžio 1 buvo... Jūs interpretuojat, mes nežinom konteksto, kuriame visą tai atsitiko. Gal jis su savo 300 vyrų kėlė didžiulį pavojų? Taip, čia man prisimena, reiškia, dailės muziejuje buvo paroda skirta Lietuvos tūkstantmečiui ten. Ir ten kalėjimo kamerui sėdi du plikagalviai, vienas kito klausė, už ką sėdi. Brunoną tokį nudaigojau. Tai reiškia, pats tas faktas, sakykime, mums juo didžiuotis, kad buvo nužudytas, nevertėtų. Ir todėl yra klausimų, man, sakykime, taip pat buvo klausimų ir komisija, ką jūs minit, kaip čia yra? Reiškia, nužudytas vyskupas su 18 palydovų ir jūs dabar čia darot iš to pompą, šventę. Aš kad šventės nedarom. O paminėta tokiam kontekste, kągi, tokiam tai tokiam. Tai užtat ir nėra plačiai minima, nes, sakau, iškiltų tokie labai įdomus keblūs klausimai. Atsiprašau dėl platumo, tai čia Vidmantas kalbėjau. Suprantat, nuo kiekvieno žmogaus priklauso, mes negalim įsakyti nacionaliniai televizijai. Transliuokit daugiau šitai datai skirtų laidų. Apskritai iki šių metų nebuvo. Šiemet, ačiū tūkstantmečio vaikai, pavyzdžiui, kaip atsimenat, žvilgsnis į savo istoriją, į praeitį, šiek tiek tam skiriama dėmesio jau, bet, pavyzdžiui, komercinės televizijos neskiria, spauda neskiria, laisva. Kas, ką nori, tas spausdina, skiria dėmesį arba neskiria. Gerai, kolegos, bet aš noriu atkreipti jūsų dėmesį į dar vieną įdomų faktą ir per tai mes ir formuojam sekantį klausimą. Juk tai nėra pirmas bandymas Lietuvoje parodyti Šventą Brunoną kaip su Lietuva susijusi veikėja. LDK kancleris Pacas Pažaislio vienuolyne užsako pas to meto žinomą tapytoją Poloniją. 18 šimtmetį. 17 šimtmetis. 17 užsako ir paskui tas tęsiasi ir 18. Reiškia, užsako 11 freskų. Freskų kaip tik tai šia Brunono tema. Kito šventojo, kuris tiesiogiai yra susijęs su Švento Brunono misija palaikai, jie atgabenami į Lietuvą ir prasideda jų garbinimas. Šventas Brunonas tampa antruoju Vilniaus arkivyskupijos globėju. Šventas Brunonas pradedamas vadinti Lenkų, Rusų, o paskui ir Lietuvos apaštalų. Kitaip šnekant, Romos bažnyčia ir katalikų bažnyčia tapatina Šventą Brunoną su Lietuva pakankamai senai. Ir mūsų galva taip yra daroma tam, jog būtų parodoma, jog Lietuva į pasaulį atėjo ir gali būti suvokiama tik tai per krikštą ir tik tai per katalikų bažnyčios veiklą ir misijas. Tai ar tai, ką mes turim šiandien, štai toks, vėl vienpusis Lietuvos vardo minėjimo pozicionavimas. O kad vienpusis, tai mes matom iš plakatų, kurie yra platinami. Nėra štai to senojo aido iš 17 šimtmečio, kurį dar LDK kancleris Pacas, reiškia, pradėjo leisti savo viešųjų ryšių technikomis į pasaulį, atbalsis šiai dienai. Ar tai ne tas pats žaidimas? Tai, Gediminai, jūs mažiau pasisakot ir čia labiau aš jūs atakuoju šiuo klausimu. Taip, aš manau, ne tas pats.
apskritai Brunono paminėjimas čia nieko naujo, suprantama. Šapokos Lietuvos istorijoje minima Brunono nužudymas, žūtis, bet ten neminima apie tai, kad Lietuva paminėta pirmą kartą. Ir čia, reiškia, kituose... O kaip jūs galėtumėte sakyti? Jau Pacas šitą žinojo, taip, o kažkodėl Šapoka apie Lietuvą nieko nesako? Nesako. Kodėl? Pacas irgi apie Lietuvą nesako. Pacas apie Brunono nužudymą kalba. Bet vienareikšmiškai, jeigu jis tą... Bet sieja su Lietuva. Sieja, bet apie Lietuvos vardų paminėjimą ten nėra. Beje, noriu atkreipti dėmesį, kad pirmas atkreipė dėmesį į šitą datą profesorius Povilas Pakarklis. 950 metais išėjo Lietuvos TSR istorijos šaltinių pirmas tomas ir ten skyriuje seniausi šaltiniai apie Lietuvos istoriją yra šitas vienas sakinys paminėtas. Žinoma, tam nesuteikta dėmesio, tada reikėjo statyti komunizmą visiems. 83 metais profesorius Gudavičius platų straipsnį paskelbė Mokslo akademijos darbuos apie Brunono epopeją ir visą kitą. Bet tai irgi buvo, Mokslo akademijos darbai yra siauram profesiniam ratui skirtas atvejis. Na, ir tik tai mūsų atgimimo laikotarpiu, 89 metais, profesorius Česlovas Kudaba, tada Lietuvos kultūros fondo pirmininkas, pirmą kartą paskelbė ir kalbėjo žodžiu ir raštu, kad artėja Lietuvos tūkstantmetis. Reiktų ruoštis šitam paminėjimui. Jis suteikė tam prasme, ritualinę, gal ir taip toliau. O jau po nepriklausomybės paskelbimo, 91 metais Bumblauskas Lietuvos aide paskelbė ir taip toliau populiarino šitą temą. Beje, šiandien klausė ir manęs kas atrado šitą faktą paminėjimo? Bumblauskas? Nu, ne, kaip matot, aš jau minėjau istorinius faktus. Nėra žinoma, kaip išėjo, kaip surado profesorius Pakarklis, kaip jis atkreipė dėmesį į tą faktą. Apie Brunono nužudymą, kaip minėjau, seniai visiems žinoma, publikuota čia nieko naujo, bet kad Lietuva paminėta pirmą kartą. O kaip tai jie galėjo apeiti šitą faktą, jūs man pasakykite? Jie skaito tuos pačius šaltinius, visur mato tą Lietuvą parašytą. Ir kaip galėjo tas pats Pacas neatkreipti dėmesį į šitą faktą? Matyt. Aš nelabai su to sutikčiau, kad tai yra įmanoma. Matyt, neatkreipti. Nėra tai užfiksuota. Bet mes šiek tiek dar norėtume, kad jūs pasampratumėt, ką reiškia pats Brunono atėjimas į Lietuvą, ką reiškia tuo metu? Kas tai buvo jūsų manymu? Atėjimas į Lietuvą tai reiškia vakarų krikščioniškosios civilizacijos kartu atėjimą ir nešimą į mūsų kraštą. Gerai ar bloga, čia galima diskutuoti. Bet... Kitaip sakant, konflikto pradžia tam tikra. Konflikto pradžia, bet tai visa istorija yra. Taip, visa istorija yra konfliktų istorija. Na, man atrodo, mums neįmanoma išsiaiškinti šitų klausimų, jeigu mes nesuvoksime pirmiausiai pasaulyje žiūrinio turinio, Rolandai. Va čia truputį yra skirtumas krikščionio ir, sakysim, nekrikščionio žmogaus. Nekrikščionis jis galvoja, kad visa krikščionybės istorija tai buvo sąmokslo teorija, kuri dengėsi kažkokiais tai dalykais, kuriais patys netikėjo, bet darė dėl turto, dėl viso kito. Krikščionė truputį yra kitaip. Vis dėlto pirmiausiai klausimas yra būties klausimas. Kam aš esu? Kokia mano buvimo prasmė? Aišku, reikia suvokti šitą dalyką. Ir ten yra šita vis dėlto sistema 2000 metų gyvena ir labai stipriai argumentuota, labai stipriai pagrįsta, labai dideliai, taip sakant, ir filosofiniai, ir teologiniai didžiulis potencialas. Kitas klausimas, kad mūsų Lietuvoje ta krikščionybė yra be galo paviršutiniška. Jeigu mes šiandien paklausime, kiek žmonių, kiek lietuvių yra perskaitę tik tai Senąjį testamentą, kur išminties knygos. Jie net nežino, ką reiškia tos 4 raidės virš kryžiaus, aš dažnai klausiu. Retas, kurį žino. Tai va, apie tai nebūtina skaityti, nes ne protestantai, ne? Ne, palauk, matai, jeigu mes užimam tokią poziciją, taip sakant, kitą išjuokti kitą poziciją, kad ten yra kažkokie, tai reiškia, tai susikalbėjimas neįmanomas. Tenas gali užimti priešingą poziciją, kad sakys, šičia nebrendyvos, kurie nieko neskaitė, net nepersai švento rašto. Tai, čia ne ta pozicija susikalbėjimo. Aš manau, kad mes geroj bazėje kalbamės, bet... Bet leiskit pasiūlyti. Jo, ne, aišku, galima.
Tai, bet aš noriu paaiškinti, kad reiškia žmonės, kurie ėjo į misijas, kurie aukojo, kurie žuvo, kurie savo gyvybę aukojo dėl to, kurie basikeliavo per Europą, tai buvo truputį daugiau negu grobimo žygiai. Šalia to reikia atskirti du dalykus. Buvo misijų tinklas, buvo vienuolynai, kuri ėjo per tikėjimą, per atsižadėjimą turto, per neturtą. Ir buvo karališkoji valdžia, pasaulietinė valdžia, kuri kartu vieną kitą derino. Ir viena su kita, reiškia, gyveno, kaip sakant, ne tai, kad čia, bet ta plėtra krikščionybės ir tikėjimo savo misijos teisumu ir šventumu, ji ėjo iš gilaus įsitikinimo. Didelė dalis. Buvo visko, aš nenoriu sakyti, net ir popiežių, taip sakant, istorijoje, Vatikanų, ten visko buvo, bet iš principo šita ekspansija, šita plėtra vyko būtent šito pagrindo. Ir kada mes kalbam apie Zebedėjaus, taip sakant, poziciją, kuri, taip sakant, ginklų, kalavijų klausimą sprendė ir pabaigė, tai tas nepasibaigė. Keistai. Šitas nepasibaigė. Tai, reiškia, jeigu klausi, ką reiškia kaip krikščioniui tuometinė akcija. Tai tuometinė, kas tai buvo? Tai buvo, įsivaizduokime, tuo metu visuomenė. 1000 metų žmonės ne tai, kad neraštingi, jie nieko nežino, iš tikrųjų pagrindinis dalykas, kuris dievas stipresnis. Jie metė šitos, taip sakant, medinius dievukus, tie sudegė ir čia buvo bandymas. Tai šitos, mes negalime atitrūkti šiandienos kategorijų mąstyti apie įvykius, kurie vyko prieš 1000 metų ir visą tai vertinti, kad tai buvo viešųjų ryšių kompanijos, akcijos ir visa kita. Gerai, dabar Rolandui, nes ir paskui esam prie paskutinio ir pagrindinio klausimo. Žiūrėkit, tautiečiai, aš tai sėdi du seniai prieteliai, nebijau tokio žodžio, sutiksi, ar ne, seniai prieteliai, dešimtmečiais. Ir štai kaip skirtingai mes matom tą patį faktą. Vidmantas sako, jie basi su įsitikinimu atėjo čia ir kirto mūsų tautiečiam gal su įsitikinimu. Kas kirto? Klausyk. Tai Vyskupą nukirto. O paskui kas buvo? Kiek žuvo čia mūsų protėvių kovoj su jais, su tais įsitikinusiais? 250 metų vyko žudynės iš jų pusės. Ir tu sakai, tai, kad jis atėjo su įsitikinimu, leidžia šitą interpretuoti jų naudai, Vidman. Ne, vėl interpretuoji vienšališkai. Tai, o tu kaip... Ne, suvokime to laiko, taip sakant, gyvenimo aplinkybės. Lietuviai nekirto, lietuviai į visas pusės irgi grobiamosius karo žygius. Bet kodėl tu vienus tada iškeli kaip pozityvą tokius pačius kirtėjus, o kitus jau su negatyvu vertini, bet aš pratęst noriu. Kažkada mokykloje, kada aš skaitydavau apie Mindaugo norą įsigyti karūną popiežiaus, nuoširdžiai sakau, niekaip negalėjau suprasti, kokio velnio tam Mindaugui reikia tos karūnos. Valdo didžiulės teritorijas, ar ne? Ir kažkodėl jam tos karūnos reikia. Va, aš suprantu, buvo kažkoks istorinis tuo metu kontekstas, kuris vertė jį tos karūnos geisti. Bet tos karūnos iš popiežiaus jis savęs nelaikė pilnaverčių valdovų. Kodėl? Aš tau keldavau klausimą. Dabar pažiūrėkime iš šios dienas. Kas sprendžia, ar šalyje rinkimai legitimus? Argi pati šalis, kurioje tie rinkimai vyko? Šiandien yra lygiai toks pat Vatikanas, toks pat popiežius, politinė prasme, aš turiu omeny Jungtinės valstijas, ir jeigu jos nepripažins rinkimų Lietuvoje legitimiais, arba bet kurioj kitoj pasaulio šalyje, ta valstybė yra kažkas panašaus, kaip tuo metu nekrikštyta valstybė anais laikais. Tai yra lygiai, ir jie, Vidmantai, daro. Iraką subombardavo su lygiai tokiu pačiu įsitikinimu, kad neša demokratiją. Ten žuvo milijonai žmonių, jokio ginklo to masinio naikinimo nerado, bet su įsitikinimu žudo ir toliau. Tai ką mes šitą turim pateisėti? Ir Vidmantai, mano požiūris į pasaulį, į žmogų, sako, kad visada buvo tas pats ir visada tokio tipo darbai buvo dengiami ideologiniam nuostatom. Ir jau priklauso, kaip tu save suvoki, arba tu priimi tas jų ideologinės nuostatas nekritiškai. Ką mes padarėm? Ir brolių Zebedeno ir Netimero istorija kuo baigėsi? Netimero palikuonis besąlygiškai ir be jokio, net nebandė, sakyk, atidavė viską, ką Lietuva turi, kad tik būtų įleisti į tą vakarų civilizaciją, kaip šiandien mes ją suprantam.
Ir Ignaliną mes atidavėm, ir žemę, ką norit. Tik įleiskit. Štai aš girdžiu aidą to paties netimero pozicijos. Ir čia vieną dar aspektą norėčiau priminti. Dar yra tokia Adalberto istorija. Kadangi jis irgi Prūsuose veikia, o Prūsai ir lietuviai sunku skirti, kur ir kas. Ką Gudavičius sako. Taip. Dabar žiūrėkit. O kas ten yra sakoma? Kas yra sakoma Adalbertui? Tu atėjai į svetimą tau teritoriją, kuri turi savo taisyklės, į šventą gyrę ir prašau palik šitą teritoriją. Jis nepalieka ir taip pat yra nužudomas. Ką aš to noriu pasakyti? Vadinasi, tie, kurie taip teigė, turėjo savo vertybių sistemą, turėjo savo sampratą, kas jie tokie yra, ir suprato atėjūnus kaip nešančius pavojų jiems. Ir dėja, šiandieną Lietuvoje nugalėjo ta koncepcija, kuri besąlygiškai sutinka su viskuo, kas ateina iš ten. Visiškai nekritiškai. Ir dėl to mes turim tą rezultatą, mano supratimu. Dėl to mes nuo naujų metų gyvensim su brangesnė elektra ir taip toliau. Viskas yra susiję. Ir dėl to praeities šitie faktai pasidaro labai svarbu šiandienai. Štai kodėl mes būtent tokią interpretaciją norim matyti. Taigi, šiandien prie šio stalo mes turim, turim oficialų valstybės atstovą organizatorių Lietuvos vardo minėjimo renginio. Turim krikščionišką filosofą. Sutiksi, ar ne? Per garsiai pasakyti. Manau, kad tu daugiau negu tas kitas gali taip vadintis. Aš krikščionis esu, žmogus krikščionis, kuris... Ir turim du politikus, kurie į istorijos epizodą, bent jau mūsų požiūriu, nelabai pelnytai paversta lūžio momentų Lietuvos istorijoje, žiūri per istoriko vertinimo prizmę. Aš norėčiau šiek tiek paplėsti šitą mintį. Žiūrėkit, būdamas politiku, aš žinoma pabandau išsiaiškinti, o kasgi buvo gerbiamas Brunonas. Taigi, saksų didikas, grafo sūnus, nepaveldėjęs, antras grafo sūnus, nepaveldėjęs titulo, tačiau žmogus priklausantis to meto Šventosios Romos imperijos elitui, įeinantis visur, gavęs visus reikalingus įgaliojimus, popiežiaus įgaliojimus, arkivyskupų įgaliojimus ir tapęs pagonių vyskupu. Solana toks šiuo. Tai yra gavęs visus įgaliojimus veikti. Toliau aš pasiaiškinu, ar buvo ir daugiau panašių veikimų. Pasirodo, buvo. Tuo metu kūrėsi Šventoji Romos imperija. Valstybė, kuri siekė visas paribio teritorijas, tokias kaip vengrai, lenkai, rusinai, švedai, kur beje lankėsi gerbiamas Brunonas taip pat, paversti arba bent jau mažiau priešiškomis valstybėmis, arba tiesiog įjungti į šitas teritorijas. Taigi pradžioj yra siunčiamas ideologas propagandistas, kuris stengiasi šitose teritorijose įtvirtinti ideologiją, kurios pagrindu prieš keletą šimtmečių buvo cementuota Romos imperija ir kurios pagrindu buvo sukurta Šventosios Romos imperija. Taigi, kitaip šnekant, atvyksta politikas, kuris atlieka dar ir ideologo vaidmenį. Ir žinoma, šita pirmoji misija žlunga, kaip prieš tai žlugo Adalberto misija, kaip prieš tai žlugo eilės kitų vyskupų misijos pas vokiečius arba pas skandinavus. Tai vienas žingsnis. Kitas žingsnis, kasgi vyksta jau 17-18 šimtmetyje, kai Šventas Brunonas eilinį kartą atkasamas iš savo istorinio kapo ir Pažaislio vienuolynas gauna 11 freskų su jo vaizdu. Tuo metu, politiniam priešininkam Respublikos Žečpospolitos yra reikalinga įrodyti, kad ta teritorija niekada nebuvo svarbi ir savarankiška. Jiems reikia įrodyti, kad jinai buvo atrasta kaip po tokia. Ir kad ją atrado Brunonas Kolumbas iš vakarų. Tai yra tai, ką šiandien sako gerbiamas Bumbliauskas. Atrasta teritorija ir dar apkrikštata teritorija, žinoma, visada priklauso atradėjui. Šitos politinės pozicijos pagrindų praėjus dar geriems 70 metų
Lietuvos Lenkijos Respublika yra pasidalinama tarp tų pačių mūsų priešininkų. Tai yra tarp Prūsijos ir tarp Rusijos, kaip po tokius. Taigi, manajame matėme, tai taip pat LDK kancleris, o Rusija tais laikais ir Prūsija pirko įtakos agentus Lietuvos teritorijoje ir Lenkijos teritorijoje, vykdo eilinę ideologinę diversiją, įrodinėja, jog buvo atrasta Lietuva, jog buvo, reiškia, pakrikštyta ir už tai nepriklauso tiems, kurie ją krikštijo, ir galų gale mes gaunam rezultatą. Kokį rezultatą gausim dabar, kai vėl eilinį kartą, reiškia, Brunonas iškyla tokiu savo pavidalu, ir ar Lisabono sutartis, kurioje Lietuvos ir kitų Europos kraštų valstybingumo praradimas yra dokumentiškai fiksuotas, nereikalauja dar vieno ideologinio pastiprinimo. Ar naujai rašomi ir kūriami Europos istorijos vadovėlis, Lietuvos Lenkijos istorijos vadovėlis nėra susiję su šitą istoriją štai taip. Ar ne čia tokio šio įvykio pozicionavimo tikroji prasme? Aš papildysiu šiek tiek apie tos istorijos vadovėlius. Tai yra didžiulis sumanimas. Yra norima parašyti istorijos vadovėlį bendrą visai Europos Sąjungai. Jau veikia tokios grupės Briuselėje ir taip toliau. Ką tai reiškia? Šitame vadovėlį nenori teks nuglaistyti visus kampus. Ir iškyla naujas istorijos dalinimosi etapas. Kaip panašiai 19 šimtmetį, Vidmantai, sutiksi, juk pagrindiniai baziniai teiginiai istorijos tai buvo dedami 19 šimtmetį. Lietuvių valstybės nebuvo, istorinis pyragas dalinamas, mūsų nėra ir mūsų ten labai ir neišliko, kadangi mes dalybose nedalyvavom. Dabar kažkas panašaus bus vėl. Ir aš skaitęs gana daug medžiagos apie to istorijos vadovėlio kūrimą. Aš žinau, kokie ten jau susidūrimai, kokie konfliktai. Viskas lygiai tą patį suėjo. Ir vėl praeitis lems dabartį ir ateitį. Labai akiplėšiškas klausimas mestas, ponas Ilgunas. Tu palauk, tu paruošk visą, žinai, atakos kampą. Na, pirmiausia, dar aš norėčiau atkreipdėmėsi, čia ne vienas nepaminėjau, nors visi kalbam apie laikotarpį tą po tūkstantmečio Lietuvos kaip tautos arba valstybės reikšmę Europos istorijoje. Tai Lietuva išgelbėjo vakarų civilizaciją nuo totorių mongolų ordų. Jeigu nebūtų atsimušus ta mongolų totorių banga į Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, tai totoriai mongolai galėjo būti ir Paryžiuje, ir Madride, ir panašiai. Tai sėkmingai. O toliau kitas dalykas. Vėlgi LDK, Lietuvos valstybė, išgelbėjo Maskvą, Pskovą nuo kryžiuočių ordino, nuo vakarų ginkluotos ekspansijos. Tai buvo ta riba. Kažkodėl apie tai nelabai, gal kalbama, nelabai prisimenama šitas faktas. Tai kodėlgi to nėra Lietuvos tūkstantmečio minėjimo programuose? Kodėl jūs sakote tai dabar, o ne plakate? Tai programuose Lietuvos tūkstantmečis skelbia kasmet jau 5 metai daugiau konkursus, siūlymus istorikams, privatiems asmenims. Dirbk, rašyk, tyrinėk. Bus finansuojama. Bet prievarta pavesti, negali. Dabar čia nukreipta ir į mūsų dienas, žinoma. Kalbant ir apie krikščioniškąją eigą, tai irgi civilizacija ir kultūra atnešta mums ir nešama. Turbūt vienareikšmiai vertint pozityviai, sakykime, turbūt mano nuomonė nebūtų galima. Negalima užmiršti inkvizicijos Europoje. Kiek nužudyta žmonių. Ir sakyt, kaip čia, ar čia buvo vadovaujamasi Dievo tiesa. Įsitikinimu, kaip Vidmantas sako. Ir, sakykime, 200 metų iš tikrųjų mūsų tauta kovojo ne prieš krikščionybę, o prieš ginkluotą agresiją. Tai reikia pripažinti, kad tai dėja žinoma buvo. O dėl mūsų laikmečių, dėl mūsų dienų, žinot, 19 amžiaus pabaigoje, 895 metais, rašytojas Vincas Pietaris, draudžiamai lietuvių spaudoj, paskelbė straipsnį anksčiau
ir dabar. Ir jis apžvelgė, analizavo lietuvių tautos padėtį 18 amžiaus pabaigoje, padalijimai Lietuvos Lenkijos valstybės ir 19 amžiaus pabaigoje. Ir jis rašo, kad jeigu 18 amžiaus pabaigoje atrodė, kad lietuviams liko kelios Lietuvai ir lietuviams kaip tautai liko kelios 10 metų geriausia ir ištiks Prūsų likimas, nes inteligentijos šviesuomenės lietuviškai kalbančios dėl, lietuviškai kalba tik tai beraščiai vyžoti, kaimiečiai, kuriuos pravardžiuoja chamais ir taip toliau. Ir praeis kelios dešimtmetys ir atrodė, kad neliks. O šiandien, 19 amžiaus pabaigoje, mes turim lietuvių kilmės, lietuvių valstiečių, sūnus, vyrus, baigusius aukštuosius mokslus, rytuos ir vakaruos. Ar galima buvo įsivaizduoti, mes skaitom lietuviškus laikraščius. Tiesa, jie leidžiami Prūsuose, bet jie yra. Mes skaitome lietuviškas knygas. Mes turim aukštuosius mokslus baigusių žmonių. Tai mes išliksim kaip tauta. Ir tai matot, tuo metu, kada nebuvo Lietuvoje jokios mokyklos, pradžios mokyklos lietuvių kalba, kada buvo draudžiamas spauda ir taip toliau. Tai dar perkeliame 100 metų ir viršaus ir dabar. Ar mes, kaip tauta, turim galimybę išlikti Europos Sąjungoje? Kitas dalykas, mes esam prie tos ribos. Rytų meška nėra rami. Ir šiandien gal taip, bet kaip bus rytoj nežinia. Ir mūsų įstojimas tautos į Europos Sąjungą ir į NATO, tai yra tam tikras skydas vis dėlto. O toliau ar mes išliksime, mes turim puikias startinės galimybės, lyginant su 18 arba 19 amžiaus pabaiga. Fantastiškai. Bet išnyko tautos, išnyko ištisos civilizacijos, niekas mūsų neverčia nutautėti šiandien. Niekas neverčia mums anglų kalba visur užrašus rašinėti ir taip toliau. Žinau, tenais laikais aš labai daug keliavau ir, sakykime, Jakutske prie manęs prieina berniukas, įstrižom akim ir sako, a u меня papa rūskį. Turbūt suprantat gal. O kodėl, reiškia, o kodėl rusas? Mama говорит, русский был. Mama sako, rusas buvo, dabar jo nėra, bet rusas buvo. Ačiū Dievui, anais laikais aš negirdėjau, kad kurim nors moteris ar berniukas girtųsi Lietuvoje, kad jo tėvas rusas. Ir jeigu šiandien mums reiškia tas iš vakarų įtaka ne visada geriausia, jeigu ji nugalės mus, jeigu mūsų pilietiškumo neliks, nu tai kągi. Bet kiekvieno žmogaus reikalas. Ar mes suvokiam save kaip asmenybę, kaip tų daugiau kaip 1000 metų gyvenusių žmonių mūsų krašte mums paliktą skolą. Aš manau, kad kiekvienas mes gimstame ir gyvename ir mirštame su skola tiems, kurie gyveno iki mūsų ir kurie kovojo, dirbo, mirė, kad mes gyventume turtingiau, laisviau, geriau. Ir manau, kad po mūsų išėjimo tada, arba tą minutę klausimas, ar tu prisidėjai kiek nors, ar tu gražinai nors kiek savo skolą. Aš manau, kad mes visi turim prisidėti prie tos skolos gražinimo. Taip, kad aš nematau pavojaus šiandien lietuvių tautai Europos Sąjungoje. Nieks prievarta mūsų neveš nei į Madridą, nei į Romą, kaip į Jakutską arba prie Laptevų jūros. Viskas priklauso nuo mūsų. Prievarta būna kartais labai rafinuota. Vidmantai, prašau. Nu, čia tiek daug interpretacijų ir tiek daug temų paliesama, kad aš jau užmiršau tą pirmą klausimą, nuo kurio tu pradėjai. Čia visi pasako kažkokios tiesos. Yra pagrindų, yra racijos ir paties, ir Rolando pozicijose, ir jo labiau, ką kalba kolega Gediminas. Bet man visada truputį įtartinai atrodo tokios labai platų šuoliai istoriniai, kada mes čia apie Zebediną ir Netimerą ir staiga paskui prie Ignalinos uždarimo. Tai nori, nenori dalykai kartais būna pritemti ir tos paralelės. Čia baigia Gediminas savo tokiais švietimo problemomis. Man atrodo, kad būtent šitų dviejų civilizacijų susitikimas
ir, sakykime, tos lietuviškosios, kas be abejo buvo nuostolis, mes per istorijos šimtmečius daug lietuviškų dalykų praradome, autentiškos kultūros, ką mes turėjome, mes jos neatsimename, nežinome, įliko neužrašyta. Tai truputį ir atskleidžia, kad vis dėlto jos šitos civilizacijos silpnumą, čia vis dėlto kaip ir gamtoje išlikimas buvo. Ar jinai ras formų savo, taip sakant, valstybingumo ir socialinės sanklodos formas pratęsti iš kartos į kartą, apsiginti nuo priešų ir pratęsti, ar neras. Idėja nerado. Nors buvo didelė, Vytauto laikais valstybė, jinai buvo stipresnė, didesnė už Rusiją, bet jie savivokos nebuvo. Jeigu tu nenori, bet krikščionybė prie visų trūkumų, kurie čia buvo išvardinti, jinai sukūrė švietimo sistemą. Švietimo sistemą, ugdymo, asmenybės vystymo, visa kultūra, raštingumas vyko vienuolynuose ir universitetuose, per kur ėjo. Lietuva šito neturėjo, jinai iki Žečpospolito žlugimo laikų buvo faktiškai, mažai pas Europoje buvo tokių valstybių atsilikusių švietimo sistemai. Paskutiniais metais desperatiškai paskui buvo ta kuriama švietimo komisija, kur bandė kažką daryti, bet jau buvo viskas per vėlu. Jau nebuvo įmanoma nieko padaryti. Nebebuvo šviesuomenės, nebebuvo intelektinio potencialo, kuris sugebėtų tą valstybę suvaldyti ir apginti. Pažiūrėkit, nobilitetą, jeigu imsime vakarų Europos šalyse, tai buvo 2-3%. Lietuvoje bajorų buvo 10-12, niekas dirbti nenorėjo. Paskui net kariauti nebenorėjo. Samdė valstiečius, kad eitų už juos kariauti, o jie norėjo tik posėdžiauti ir vetų teisę naudoti. Tai buvo to buvo anarchija ir logiškas dėsninga baigtis. Tai va šiandienos problemas, kai mes grįžtam, tai mes iš tų istorinių pamokų turim pasimokyti, kad tas mūsų šiandieninis nobilitetas kabutėse, jisai neliktų vienas su savo, taip sakant, baudžiauninkus pavertęs visus kitus ir užčiaupęs ir užgniaužęs. Nes 40 metų padėtis rodė, kad didžiausi pavojai buvo būtent viduj. Nebebuvo kam valstybės gimti. Režimas buvo bankrutavęs Smetonos. Praktiškai nebebuvo, dėl ko neskyrė, bijojo priešintis, bijo, kad nebeklausys. Nes režimas buvo korumpuotas, taip pat, reiškia, prisitaikėlis ir pataikūnais apspitęs. Ir ne viena ryškesnė, stipresnė asmenybė nuo 26 metų perversmo iki 40 metų neatėjo į valstybės valdymo grandis. Nes jiems neleido. Nes jiems neleido. Visus kitus buvo, taip sakant, priemonės. Tai va štai iš šitų istorinių pamokų mes labai daug galima išmokti. Ir aš manau, kad jeigu jūs, kaip pasakėt, kaip politikai kalbat iš čia, tai klausimas dabar jūsų tikslas viso to, nes politikai turi tikslą. Tai jeigu tikslas yra sutelkti Lietuvos visuomenę ir duoti išgirsti visas pozicijas, jas išvertinti, integruoti į valstybės ir visuomenės ugdymo programas, va čia tada jūsų geras tikslas. Bet jeigu jūsų tikslas yra pasinaudoti, atmesti visus kitus, bet savo liniją pravesti ir paimti valdžią, kad, taip sakant, jūs turėtumėt savo kortose jėgos struktūras, išteklius ir taip toliau, tai toks tikslas abejotinas. Nes man atrodo, mažoms tautoms, mažoms valstybėms, kokie esame mes, yra nepaprastai svarbu konsoliduoti visuomenę, kad būtų palaikymas. Kodėl sugeba Danai turėti 80% pasitikėjimą parlamentu, o mes turime tik tai 3-7%. Tai čia yra kažkas, tai tas signalizuoja apie kažkokias struktūrinės, sisteminės mūsų valstybės problemas. Vadinasi, už tai, kad yra valdžios programos yra tik tol, kol jie paima valdžią, paskui visuomenė nebeįdomi. Jiems nebereikia, kad juos remtų. Jie priiminėja sprendimus ir vis, taip sakant, iki savo kracho eina toliau. Mes labai gerai atėjom, bet aš tik noriu pasakyti, kad pagrindinis klausimas buvo vienas. Kodėl menkavertiškumo komplekso, sakyčiau, vergiška pozicija, padiktavusi interpretacijas, jog mūsų nebuvo, jog mes buvom pelkių maumai, sėdėjom ūkuose, tampa oficialia Lietuvos vardo minėtojų pozicija, o ne tai, ką pasako čia, reiškia, Gediminas, mūsų senas bičiulis ir draugas tada, kai mes tiesiog verčiam pasakyti, kuo mes buvom iš tikrųjų. Kodėl, sakykime, nuo Dionizo Poškos laikų egzistuoja du poliai. Ir taip vadinami neprofesionalai, kurie aiškiai turi politinį tikslą. Paduoti Lietuvai šansą dalyvauti tose istorijos dalybose taip, kad mes galėtume pretenduoti į baltų palikimą.
yra vienoje pusėje, o taip save vadinantis profesionalai ne tik tai, kad neieško Lietuvos tuose miglose ir rūkuose, bet vadina tai Baltų Atlantidos paieškomis, cituoju Bumbliauską, reiškia ir uždaro klausimą iš viso. Nors atsakymų yra galbūt daugiau negu reikėtų tam, kad pradėti rimtą tyrimą ir studiją. Tai vienintelis klausimas, kurį mes užduodam šiandien. Ir aš tęsdamas Audriu. Žiūrėkit. Vat Vidmantas sako, kad susidūrė dvi nelygiavertės civilizacijos. Lyg taip ir atrodytų. Ir aišku, kad ta krikščioniškoji nugalėjo. Na, šitai būtų sunku neigti. Tai akivaizdu yra. Bet ponas Ilgūnas sako, apgynėm ir vakarus nuo mongolų, ir rytus nuo vakarų. Ką visą tai rodo? Jeigu Lietuva, kaip ten jinai tuo metu beatrodė, sugebėjo 250 metų kaip minimum gintis nuo centralizuotos atakos iš vakarų, nuo centralizuotos atakos iš rytų, tai šitas faktas man, nusakykit, ką norit, jis yra logiškas įrodymas, kad čia egzistavusi civilizacija, baltiškoji, paimkim plačiau, jinai buvo mažiausiai tolygi anuometiniai esančiai vakaruose. Nes jeigu būtų buvę kitaip, tai jie būtų suvalgę be sviesto. Nu kaip gali, jūs įsivaizduokit. Visą Europą popiežius organizuoja kryžiaus žygius prieš Lietuvą ir Lietuva laikosi šimtmečius. Jeigu jinai būtų iš tikrųjų maumų teritorija, bevardė civilizacija, kaip mums siūlo galvoti, kokiu būdu jinai galėjo atsilaikyti. Vadinasi, jinai turėjo būti tiek ginklų tolygi vakarų civilizacijai tuo metu ir rytų beje taip pat. Ir turėjo būti ir dvasios prasme tolygi, nes šimtmečius be ideologijos neatsilaikysi. Ir teisingai Audrius sakė, ką daro tuometinė Europos Sąjunga, Šventoji Romos imperija? Ginklų jinai nugalėti negali pagonių. Ginklų nepavyksta nugalėti. Ir galų gale Žalgirio mūšyje tai ginklų yra suduodamas mirtinas smūgis ordinui. Tada kas yra daroma? Yra veikiama iš vidaus, yra sulaužoma dvasia, yra primetama visiškai kita ideologija. Ir va tada jau ir ginklo nebereikia. Ir kaip neperšokti šias dienas, Vidmantai? Jeigu neseniau kaip vakar šitoj salėje buvo diskusija visai kitų klausimų, kur lygiai taip pat yra mušama į vertybės, į žmogaus vertybės, į šeimos vertybės. Čia buvo diskusija. Kada bus sulaužytos tos vertybės, mums patiems jau nebekils jokio noro priešintis. O 1000 metų, vieną aspektą noriu pabrėžti, apie tą 1000 metų šnekėdamas. Mes buvom arba savarankiški, priešinomės tiek prieš rytus, tiek prieš vakarus. Mes periodiškai pakliūdavome į rytų įtaką ir tiesiogiai būdami jų okupuojami. Bet mes pirmą kartą dabar pakliūvame į vakarų civilizaciją jau pilnai. Čia yra pirmą kartą istorijoje. Ne pirmą. Aš turiu menį administraciškai. Prieš karį Lietuva buvo nepriklausoma valstybė. Dabar mes esam sąjungos nariais, Vidmantai. Šito nebuvo niekada per šitą 1000 metų. Tai jeigu sakyt, koks rezultatas to 1000 metų, nuo Brunono pradedant, mes pirmą kartą galų gale į tą Šventąją Romos imperiją pakliuvom jau tiesiogiai. Bet yra vienas pikantiškas momentas. Yra mūsų kaiminė Baltarusija. Aš jau esu tą faktą sakęs, tą mintį teisingiau ir pakartosiu čia. Baltarusijos valstybė tai yra tos buvusios baltų gyvento arealo dalis. Ir LDK dalis, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės. Ir ta Baltarusija paradoksaliai šiandien yra paskutiniais pagonimis dabartinėmis sąlygomis. Ir jos smaugia šiandieną Rusiją Putino, va šiuo metu vyksta didžiulis spaudimas, kad Baltarusija pasiduotų. Ir jos spaudžia vakarai. Ir jie laikosi. Taip, kad paradoksaliai, bet mes kaip priešinomės, taip ir priešinamės inkorporavimui ir į rytus, ir į vakarus. Tik šiuo atveju Baltarusija priešinasi už mus, kaip mūsų va šito arealo tam tikras reliktas.
Taip kad istorija niekur nedingo, Vidmantai. Kolegos, Jinai čia pat. kadangi mes jau valandą 20 minučių kankinam susirinkusius, taigi po trumpą, reiškia, atsikirtimą ir jeigu mums bus klausimai, mes juos atsakysim. Gerai, ir galima. Dėl Audriaus pareikštos minties nepilnavertiškumo komplekso. Pirmiausia, sakyčiau, kad nesirgom mes niekada tuo. Ir lietuvių tauta, o ir čia mes esam buvę. Ponas Ilgonas, palaukit. Leisk užbaigti, nepertrauk. Aš vieną digreciją. 91 sausio 13 mums pakako savarankiškumo. Ką jūs sakot mes? Mes tai... O Seimas, kuris nubalsavo už Europos konstituciją, kurios net nebuvo po to. Nubalsavę net neskaitė. Tai čia yra kas, pilnavertiškumo kompleksas? Tu man neleidai užbaigti. Paskui užmiršite. Aišku. Tai, kad mes po 120 metų juodos cariniais priespaudos, po 3 sukilimų, po to po bandymų mus nutautinti, beje, po 863 metų sukilimo, po spaudos draudimo metais, veiveriai tokie yra tarp Kauno ir Marijampolės. Ten buvo pašto stotis, po sukilimo įkurta buvo mokytojų seminarija Lietuvoje gyvenantiems žmonėms rusinimui. Ir tos apie 880 metus tos gimnazijos direktorius, atėjęs iš Veiverių gatvės, mokytojams sako: žinot, manau, kad mūsų misija surusint Lietuvą yra įvykdyta, nes Veiverių gatvėje aš girdėjau vaikus besikeikiančius rusiškai pamatuškėje. Tai buvo tokia situacija ir aušra, varpas, tai sustabdė tą mūsų visiško nutautėjimo procesą, jis galėjo įvykti. Tai aš noriu pasakyti, kad jau tada buvo pakankamai žmonių, kurie nekompleksavo, neturėjo nepilnavertiškumo komplekso, neturėjo jo ir nepriklausomybės metais. Aš pilnai pritariu Vidmanto pozicijai ten dėl politinės situacijos. Neturėjom šito komplekso mes iki 90 metų. Aš jau minėjau, kad joks vaikas nesigyrė, kad prie jo motinos buvo prieėjęs rusas, bent aš manau, Lietuvoje kaip Jakutijoje, pavyzdžiui. Ir šiandien nėra to. Nors reikia pasakyti, yra prezidento Antano Smetonos adjutanto pulkininko Šliogerio atsiminimai, kaip jis kartą dalyvavo pokalbyje prezidento su premjeru Merkiu, svarstant, jeigu Lietuvai nepavyks išlaikyti nepriklausomybės, kuri blogybė būtų lengvesnė Lietuvai, rytai ir vakarai, Sovietų sąjunga ar Vokietija. Antanas Smetonas sakė, žinai, jeigu jau neįmanoma išlaikyti būtų nepriklausomybės, tai jau geriau Lietuvai būtų, kad ją okupuotų Sovietų sąjunga, rusai, negu vokiečiai. Mes turim 120 metų patirtį carinės priespaudos ir iškentėsim aukštesnę kultūrą, mus nesuvalgys kaip tautos. Atsiradus progai, galimybei, mes vėl atkursim nepriklausomybę. Jeigu mus okupuos vokiečiai, mus ištiks prūsų likimas. Jau šiandien Sritys, Gumbinėje, šitas paribis, kur didžioji dalis prieš 100 metų dar buvo lietuvių gyvenama, jau nebėra lietuvių. Mūsų suvalgys tuoj pat. Tai štai, sakykime, tas pavojus, tos ribos yra. Ir šiandien, bet šiandien, tai aš vėl kartojuosi, prievarta, niekas mūsų nenutautina, niekas neverčia mūsų kalbėti tik angliškai, žiūrėti filmus tik angliškus, amerikoniškus ir taip toliau. Būkim pilietiški, pasirinkim. Na, aš čia norėčiau porą refleksijų dėl istorijos. Kad istorija mūsų iš tiesų 19 amžiuje buvo pagrindinės istorijos Europos parašytos, didžiosios valstybės mūsų nebuvo ir mūsų tikrai niekas ten neieškojo. Kada mes atsiradom 20 amžiui, mums reikėjo rasti savo vietą istorijoje. Bet žinoma, istorija neparašoma tokiuose spaudos konferencijose. Ta, ką mes čia pašnekėjom, tai nereiškia, kad rytoj būtinai istorikai klausys šitą filmą ir žiūrės, taisys, reiškia, istorijos. Ne. Tai va,
Tai aš noriu pasakyti, kad čia yra labai nelengvas procesas, net prie pačių geriausių intencijų. Ir ilgas procesas. Tai taip sakant, mūsų istorikam reikia ir tam tikros profesinės kompetencijos, ir taip sakant, autoritetų ir pripažinimo. Ir po truputį, taip sakant, save įtvirtinti. Na ir manau, kad tas vadovėlis, kuris yra, reiškia, rengiamas, kaip sakant, nemanau, kad čia labai blogas dalykas. Europos parašyti, vis tiek turi būti kažkoks tai koordinuojantis bendrą Europos istoriją, matantis ir taip sakant, nustatantis Europos raidą. Pavyzdžiui, aš labai pozityviai vertinu tą Normano knygą Europą, kuris yra britų istoriko parašyta nepaprastai įtaigiai per esminius Europos įvykius, ir pasakyčiau, Lietuvos Žečpospolitos laikų tarpsnis nepaprastai įdomiai. Tai aš nematau, taip sakant, čia kažkokio baisumo. Tegul mūsų istorikai tik tai dirba savo srity. Tegul nereikia čia, taip sakant, lietuvių istorikui padaryti pasaulinį istorijos perversmą, bet savo pozicijas pristatinėti, kelti versijas ir taip sakant, pasiūlas, reikia parako. Čia, taip sakant, na, o dėl to truputį man, kas iš visos diskusijos, aš manau, jinai pozityviai yra, bet šiek tiek momentas tos tokio defense, reiškia, gynybinės pozicijos, kad mus čia iš visų pusių puola ir mes dabar turim tik gintis, man atrodo, iš principo yra, ne visai teisinga. Ko mes turim gintis? Mes turim eiti su savo į tą Europą, turim eiti į rytus, jeigu reikia, bet su savo lietuvišku orumu, su pasitikėjimu, to, ką mes darom, su savo vertybėm. Bet jeigu mes jų neturim, jeigu čia, kaip sako, vakar vyko, nežinau, kas čia vyko, bet reiškia apie šeimą kalba, kad čia iš Europos ateina šeimos griovimas, tai mes čia truputį prieštaram patys savo. Iš vienos pusės krikščionybė, kuri kaip tik šeimą stiprina ir kaip tik sako apie šeimos vertybės ir žmonos dorovinę poziciją, tai man įmant, reiškia, ar čia yra kažkaip, čia visa ta gėjų byla dabar iškelta, ar čia olele kultūra, man yra iš esmės tas pats. Tai yra tos pačios plotmės. Krikščioniui tai yra nuodėmė, abi pusės nuodėmė. Ir jeigu vieną neigio, ir čia pat reiškia olele kola ir visa kita, ir po to eina visa industrija pornografijos, tai atsiprašau, kur čia yra tos vertybės? Tai jeigu mes užimtume tą poziciją, moralumo poziciją, kuri, taip sakant, gintų ir šeimą, ir visa kita, ir čia būtų lietuviškumo dimensija, tai aš manau, mes daug pasiektume. Ir viduj, ir užsienį. Bet kad mes neapsisprendžiam, mes, reiškia, blaškomės tarp tokių kažkokių kraštutinumų ir vieną neigiam labai azartiškai, o kitą kažką labai azartiškai teigiam, bet galų gale nesusikalbam tarpusavį. Bet viskas turi turėti pabaigą ir reikia šitą diskusiją uždaryti. Ir aš tiesiog noriu dar kartą fiksuoti mūsų poziciją. Jinai paprasta. Mūsų jaudina tai, kad pagal oficialią versiją, pagal oficialių arba dvaro arba leib istorikų, reiškia, priimtą poziciją, į Europą ir į Europos istorinius vadovėlius eina bevardis iš miglų ir ūkų išlindęs maumas. Ir viskas. Ir toliau nieko nebesakoma apie tą Lietuvą. Ir mes rašom, aš to ir pabaigsiu, iš visuomenės, iš mūsų atimamas svarbiausias suvokimas. Mūsų protėviai turėjo ideologiją, vertybės, tikėjimo sistemą, kurias gynė ištisus 250 metų. Senosios Europos dievai, senosios nekrikščioniškos Europos civilizacija kovojo už teisę išlikti mūsų protėvių rankomis. Civilizacijų riba ir fronto linija ėjo Nemunu. Ir tai vienintelis dalykas, kurį mes norim pasakyti. Kad mes nebuvom niekieno atrasti, mes buvom. Ir mes turėjom savas vertybės. Ir kad tai yra vienintelė verta dėmesio Lietuvos vardo paminėjimo prasme. Taigi, ačiū už tai, kas mūsų Vienas ir tai, kad Vidmantas teisus, mūsų protėviai nesugebėjo tada rasti priemonių tas vertybės apginti. Dėl to ir pralaimėjo tą civilizaciją. Tai lygiai taip pat, jeigu mes šiandieną nesuvoksim, kokios yra vertybės šiandien mums svarbios, mums kaip tautai, ir neginsim tų vertybių, mes lygiai taip pat pralaimėsim. Ar mes būsim rytuose ar vakaruose. Gerai, tai ačiū tiem, kas klausė, ir jeigu būtų mums klausimų, tai mes mielai pasidalinsim.
Prašau. Noriu vieną klausimą tik tai. Paralelę suvedėt tarp 930 metų šventimo Vytauto mirties ir šiandieninio šventimo. Man atrodo, kad tai yra šventimas, kadangi paėmus 30 metus, kiek buvo pristatyta Vytauto paminklų, tai turbūt būtų tik 10 dalis to biudžeto sunaudota, kas buvo sunaudota paleidžiant tūkstantmečio fejerverkus į dangų. Bet kodėl prisirišta būtent prie šios datos tūkstantmečio? Juk Brunonas ėjo ne į vakumą, ėjo žinodamas, kad čia kažkokios tai žemės yra, kad čia yra karaliukai arba vietininkai. Reiškia, jau čia virė gyvenimas, jau, kiek žinoma, ir prekybos keliai ir visa kita. Jeigu rytoj bus atrasta kitose analuose, kad Lietuva yra 1500 ar 2000 metų, tai šitas šventimas nebeteks vertės. Mes pradėsime švęsti 2000 metų. Tai, man atrodo, galbūt reikėjo truputį atsargiau su šita data, ne taip pompastiškai minėti ir švęsti. Ačiū, tai turbūt suprantu, kad čia kriminai. Gerai, taip. Na, pirmiausia, tie fejerverkai, kaip jūs minėjote, čia ne tūkstantmečio programos. Čia yra Vilnius Europos kultūros sostinė. Lietuvos tūkstantmečio programai per 10 metų yra paskirta 260 milijonų. 10 metų. Tam tarp ir valdovų rūmai, ir nacionalinė galerija, ir Kauno prisikėlimų bažnyčia, čia ir Vytauto muziejus ir taip toliau. O Vekso patvirtinta programa vyriausybės 290 milijonų. Tai štai jums palyginimai. Vieniem metams. Sutinku, tačiau Veksu jį tapo tada, kada buvo minimas tūkstantmetis. Bet čia yra skirtingos programos, skirtingi klausimai, skirtingas administravimas. Ar kartą buvo prisirišti prie šitos? Ačiū. Ar dar bus klausimų? Prisirišti prie šitos datos, aš manau, buvo verta, nes šiandien kitos nežinom. Taip? O šiaip jau, dėl Audriaus išsakytos minties, ar mes taip iš tikrųjų kažkokie atsiradom iš niekur, kaip mes čia atėjom į tą tūkstantmečio minėjimą, noriu dar pasakyti, kad ėjom mes pasitikti šitą tūkstantmetį, aš vengiu švęsti, bet pasitikti ir minėti su Justinu Marcinkevičiaus Mindaugo Mažvydu katedra. Nesu tuščia vieta, nesu tuščia knyga. Ir tūkstantmečio minėjimo programoje niekur nėra to nepilnavertiškumo ar bandymo pasakyti, kad mes kažkokie laukiniai prieš 1000 metų. Lakate pas jūs parašyta. Tai... 3 sakiniais visas požiūris į save ten yra parodytas. Bet pažiūrėkime, kas yra tas prezidento dekretas. Kažkoks jo tenai... Klerkas parašė, pateikė, pasirašė. Vidmantai, bet žmogus su kitokia sąmonė nepraleistų tokio teksto. Tai čia jau kitas klausimas. Apie tai tik ir šneka, apie sąmonės pasirinkimą. Kuo tu save laikai? Gerai, tai ačiū labai visiems ir prašau dalyvaukit kitose mūsų organizuojamose diskusijose.